Sveiki, su jumis ir vėl laida Kūrybinės sferos, kviečianti iš arčiau pažinti kultūrą kuriančius žmonės ir kultūrinį vyksmą Marijampolėje. Šiandien apie mūsų krašto tradicinę muziką ir šokį kalbame su Sūduvos folkloro puoselėtoju Žydrūnu Rutkausku. Sveiki, Žydrūnai. Sveiki. Tai ką mes čia dabar ką tik išgirdome? Mes išgirdome polką Stasio Kvietkausko, gero muzikantų, kurį mes patys įrašėm prieš kokią 10-15 metų Marijampolėje. Jisai mums įgrojo visai nemažai kūrinių, nors pats yra kilęs iš už Kalvarijos, bet visą amžių pragyvenęs Marijampolėje ir mes jam labai dėkingi, kad šitus kūrinius įsirašėme ir persėjėmėme. Ir patys dabar galima jums dovanoti. Žydrūnai, pats esate ne marijampolietis, bet puoselėtė Sūduvos krašto folklorą. Kokie vėjai atpūtė į Marijampolę? Taip, nesu grynas marijampolietis, nesu grynas sūduvis, bet esu gimimų kilimo iš Kauno. Bet ko gero, ta trauka šitam kraštui yra išlikus, nes čia yra mano mamos jaunystės, vaikystės ir jaunystės dienų miestas, čia gyveno mano močiutė, aš labai daug gražių dienų, gražių vasarų esu čia praleidęs. Tai ko gero tas ir nulėmė. Ar galite prisiminti, kaip atrodė tada kultūrinis gyvenimas ir galbūt kaip jisai dabar yra pasikeitęs Marijampolėje? Nu kaip, mes atvažiavome į Marijampolę 87 metais. Dirbome tuometinėje pedagoginėje muzikos mokykloje abudu su žmona. Ir atrodo, kad tas gyvenimas čia vyko. Galbūt nebuvo tiek kolektyvų, galbūt nebuvo tokia intensyvi veikla, kaip jinai yra šiandieną. Nes vis dėlto tai buvo anie laikai. Bet miestas, kiek mums pasirodė, tai buvo gana gyvas. Kultūros atžvilgių buvo renginiai, buvo judėjimas kultūros srityje. O atvykę iš karto ėmėtės folkloro muzikos ar kažką kitą dar veikite? Ne, tai kaip minėjau, dirbom abudu pedagoginėje mokykloje, taip pat dirbau Putliųjų verpalų fabriko dainų šokių ansamblyje, grojau aš bent ir keletą metų tik tai šitą užsiėmėm. Paskui vis dėlto ta 90 metai kažkas tai keitėsi, aš ir pats truputį atitolau nuo muzikos, užsiėmiau kažkuo kitu, bet iš manęs verslininkas pasirodė nekoks visiškai. Ir sugrįžau vėl prie to, ką ko gero moku geriausiai ir ką galiu žmonėm duoti, prie muzikos. Tai muzikuojate daug, vadovavote per savo visą gyvenimą tikrai daugeliu kolektyvų, bet apsistokime šiandien ties vienu iš jų, tai Žibinyčia, kuris visai netrukus jau švęs 20 metų. Sakykit, Žydrūnai, ar ansamblis buvo suburtas populiarinti folkloro muziką? Ko gero, kad teisus. Iš tikrųjų, populiarinti folkloro muziką, populiarinti šitą liaudies dainą šokį, nes iki toliai Marijampolėje bent nebuvo tokio kolektyvo, vis dėlto miestas nemažas yra, visi centrai, didesniai miestai seniai turėjo tokius kolektyvus. Ir aš manau, kad labai buvo laiku suburtas tas ansamblis įsteigtas, mes tikrai labai turėjome gerą palaikymą iš savivaldybės. Norėčiau paminėti, kad vis dėlto kaip kolektyvas susibūrė, mes
gavom paramą, tokią paramą drabužiams. Jinai buvo tikrai gana žymi finansiniu atžvilgiu ir mes tuos drabužius turime po šiai dienai. Aišku, kai kurie jau yra mūsų truputį išaugti, kažką turime pasikeitę, bet štai mes 20 metų juos dėvime, grožimės ir rodom visai Lietuvai ir užsieniui. Galite šiek tiek plačiau apie suvalkietiškus tautinius rūbus, kuo jie išskirtiniai? O, tai tikrai yra patys, bent mano akim, tai yra patys gražiausi tautiniai rūbai. Šitas mūsų kostiumas, tai skaitomas yra išeiginis valstiečių kostiumas. Vien ką reiškia mūsų tautinio drabužio prijuostės, tokios technikos, kaip mūsų audėjus audė, aišku, tai nusižiūrėję truputį iš miesto įtakos. Tokios technikos Lietuvoje kitur nėra. Tos prijuostės išaustos su lelijų motyvais ir su įvairiais siūlais, kuriuos pirkdavo iš fabrikų, kurie buvo dažyti ne namuose, tas vaidinamos skaisgijos. Tai yra tikrai nuostabus darbas. Ir mūsų tautinio kostiumo moteriškos liemenės taipogi buvo siuvamos iš labai brangių audinių. Iš brokato, damasto, iš pirktinių audinių. Vyrų kostiumai, vyrų sermėgos taipogi buvo panašaus kirpimo kaip ir Žemaitijoje, bet žymiai didesnė įtaka buvo miesto kultūros. Taip, kad vyrai atrodė labai gražiai. Nu, kaip prie gražių moterų, vyrai turi gražiai atrodyti. O žodį žibinyčia, pavadinimas tiksliau žibinyčia, įpareigoja šviesti, skleisti mūsų protėvių sukauptą gyvenimo patirtį, gaivinti jau užmirštas tradicijas. Kiek šiandien tai yra reikalinga ir kodėl? Na, man taip atrodo, kad tai visada buvo reikalinga, dabar yra reikalinga ir ateityje bus reikalinga. Žmogus, nežinantis savo istorijos šaknų, yra kaip ir tauta, tai yra medis be šaknų. Vis dėlto ir mūsų muzikinėje literatūroje daugelis kompozitorių sėmėsi savo įkvėpimų iš liaudies muzikos. Mes po šiai dienai irgi dainuojame tas dainas, kurios yra pagrindas paimta iš liaudies muzikos. O gal dabar truputį yra, nesakytume gal truputį, bet sumažėjus jau nutrūkus dainavimo tradicija. Tai mes ją norime palaikyti. Mes, pavyzdžiui, čia ne tik kad repetuojame, išmokstame, pateikiame tą visą žiūrovam, bet mes ir savo vakarėliuose, kada būna mūsų ansamblių, mes tiesiog nenustojam dainuoti tų pačių atrodo dainų. Jos jau mūsų žinomos, bet mums niekad jų neatsibosta dainuoti. O žmonės nori ateina į ansamblį? Taip, žmonės nori ateina. Noriu labai padėkoti savo žmonėm. Jų dabar 20 metų mes jau to išvesime savo koncertinės veiklos. Ir aš čia dabar paskaičiavau, kad yra apie 7 žmonės, kurie nuo pat pirmos dienos ansamblyje. 20 metų, tai tikrai ar ilgas, ar trumpas tarpas, tai čia spręsti jau gal ne mum. Bet jeigu žmonės ateina, reiškia kažkas tai laiko juos tam ansamblyje. O apie reikalingumą šito viso žanro, tai jau ko gero turėtų spręsti žiūrovai. Ir vis dėlto tie žiūrovai, kur ateina į mūsų koncertus, kada būna pilnos salės, tai man atrodo, tai jau ir atsako į klausimą, ar tai reikalinga ar ne. O kaip pačiam atrodo, koks tas požiūris dabar yra ir ar jis yra pasikeitęs? Turiu galvoje į liaudies muziką. Liaudies muzika visada tokia buvo, žinot, pas mus labai yra gaji chorinė kultūra. Atrodo, kad visą tai gali liaudies muzika ir liaudies daina tik choriniam atlikime skambėti. Bet, ko gero, nėra gražiau, nėra smagiau, nėra pačiam atlikėjui smagiau. Taip sudainuoti, kaip sakoma toj dainoj, kad net lempos gesta. Iš tikrųjų, tai ne visada pavyksta, bet tai turbūt ir laiko žmonės. O požiūris keičiasi po truputį. Po truputį keičiasi tas požiūris, aišku, gana sunku yra, nes vis dėlto folkloras, aišku, jisai visada buvo kažkaip tai, truputį žemiau negu profesionali muzika ar chorinė muzika.
bet kada išeina folkloro kolektyvas į sceną, jeigu jisai tikrai gyvas, gerai pasiruošęs, tai tikrai užveda visą publiką. Tai kalbant apie Žibinyčią, repertuarą sudaro pagrindę Sūduvos krašto muzika, šokiai, rateliai, ar ne? Kuo mūsų krašto muzika ir folkloras yra ypatingas? Na, galbūt kažkuo tai labai specifiniu jisai Sūduvos krašto muzika ir neįsiskiria. Gana rami, tėkmė, vienodas ritmas. Tik reiktų pasakyti, kad tas ritminis piešinys jis nėra vienodas. Vat tai ir slypi šioj mūsų muzikoj ta visa gelmė, kad jisai nėra mechaniškai vienodas. Tai priklauso jau nuo atlikėjo, nuo atlikimo, kaip jisai šitą dainą atlieka. Nu, daugiausia vyrauja mažoriniai tonacijos, šviesi dainos forma, jeigu aš taip pasakiau gerai, ir daugiabalsumas Sūduvoj. Senosios mūsų dainos yra vienbalsės, kaip ir daugumoje Lietuvoje. O dabartinės Sūduvos krašto dainos jau yra daugiabalsės, 2-3 balsų. Kartais žmonėms gali atrodyti, kad folkloras ir tautinė muzika yra ne visai rimta. Saviveiklininkai, koks būtų jūsų atsakymas tokiem žmonėms? Na, ne visai rimta, tai, gali atrodyti, kas be ko, bet aš tik tai galvoju, čia mano nuomonė, reikia ateiti ir pabandyti. Reikia ateiti ir pabandyti, pagroti, kada vis dėlto instrumentų mūsų kapelų yra
basedlas, smuikas, harmonika, gitara, akustinė grojam, būgnai. Ir kada tai yra viena melodija duota, kada reikia visą tai įvilkti į kažkokį rūbą ir pateikti ir visą tai suvesti į vieną. Tai yra vienas dalykas. O padainuoti tai yra dar didesnis iššūkis. Padainuoti ne tik savo tarme suduvietišką, bet mes, kaip žinome, mūsų repertuare turime ir žemaitiškų, ir dzūkiškų dainų. Atrodo tai lietuviška, bet tikrai tai mums sudaro nemažą iššūkį jas atlikti. Žydrūnai, kas jums kaip vadovui, meno vadovui ir apskritai žmogui svarbu yra kultūroje ir folkloro būtent vieta kultūroje? Na, kaip minėjau, folkloro vieta, tai jinai tikrai turi turėti savo vietą. Labai gaila, kad tai, aišku, jau čia ne nuo mūsų priklauso. Požiūris valdžios, nežinau kodėl, bet po šiai dienai nesikeičia, galbūt 20-30 metų. Vis dėlto reiktų žymiai daugiau atkreipti dėmesį į mokyklas, galbūt net ir į darželius, ir bandyti tuos vaikus ir jaunimą bent duoti prisiliesti jiems kažkiek tai prie tos mūsų tautos lobyno dainų ir šokių. Jeigu ne, tai mes visam šitam 21 amžiuje labai galime greitai prarasti savo identitetą. O kaip vertintumėte savo ir savo kolektyvo Žibinyčios indėlį į Marijampolės kultūrą, kultūrinį gyvenimą? Na, manau, kad mes savo darbą padarėme. Ne tai, kad padarėme, mes jį ir tęsime toliau. Bet per visus tuos 20 metų tikrai mūsų aplankyta beveik visos mūsų savivaldybės koncertinės salės, prisiliesta prie daugelio žmonių, prie vaikų. Ir aš manau, kad mūsų visos šventės, joninės, užgavėnės, kur mes kiekvienais metais dalyvaujame, mes tai parodome tautai, parodome vaikam. Vaikai irgi galbūt paklauso, prisiliečia prie to ir aš tikiuosi, kad vis dėlto jiems tai lieka kažkas. Tai jeigu kad ir mūsų nebūtų, nu, iš ko jie galėtų mokintis, tik tai iš laidų kažkokių, iš televizijos ir čia. O čia yra gyvi žmonės ir visada prašom, visada kviečiam į mūsų ansamblį ateiti ir pabandyti prisiliesti iš tikro prie to folkloro. O kalbant ne apie kultūrą, kas pačiam yra svarbiausia gyvenime? Gyvenime tai svarbiausia, ko gero, yra šeima. Artimiausi žmonės. Mama, tėvas, brolis, sesuo ir aišku, šeima, vyras, žmona ir vaikai. Nu ir aišku, jeigu dar yra sveikatus, tai yra labai puiku. Tik gyvenkit, džiaugtis. Ar turite kažkokių pomėgių savo ir apskritai laisvo laiko tiem pomėgiam? Turim, kaip ir kiekvienas žmogus, jeigu neturi, jis turi būtinai rasti laisvo laiko savo. Kartais reikia pasėdėti, reikia knygą paskaityti, jeigu yra kantrybės ir laiko, o šiaip mėgstu pasikrapštyti, netoli čia Kybartuose yra uošvė, mėgstu pasikrapštyti darže, prikalti kokią lentą ar kažką tai nudažyti. Tokie darbai, nes mano darbas visas nėra susijęs su tokiais darbais, taip kad man labai smagu yra. O kalbant apie muziką, kokią pats muziką klausote? Tie, kas mane pažįsta, tai aš nenoriu meluoti tiem žmonėm. Man, pavyzdžiui, labai patinka country muzika. Country, amerikiečių, liaudies muzika tiek 50, 60, 70 metų. Na ir naujesnį. Nežinau kodėl. Aišku, aš klausau visokią muziką, nuo klasikinės iki popso. Bet kažkaip tai country muzika pas mane mašinoje skamba dažniausia. Žydrūnai, jūsų šūkis yra: darykime tai, kas miela širdžiai, dalinkimės šilumą su kitais. Tai kas jūsų širdžiai mieliausia ir ką labiausiai norisi daryti? Ko gero, tai, ką čia darau su tais žmonėmis, kurie ateina pas mus į repeticijas, tai ir yra mieliausia man daryti. O da, jeigu tie žmonės, kurie ateina, noriai priima visą tai, ką aš jiems duodu, tai yra didžiausia dovana. Ir didžiausia pagarba tiem žmonėm, kurie eina kartu šito keliu su manim. Ar lengva išlaikyti tokį didelį kolektyvą?
Na, jeigu žmonės neįsilaksto po 2-3 repeticijų, tai aš manau, kažką tai jie čia randa atėję. Tai randa ir bendravimą, randa ir dainą, ir šokį, ir kažkokių problemų galbūt būna, kažkam neišeina žingsnis, bet tai čia mūsų žanre, mūsų darbo srityje, tai yra tik tai laikina. Vieniem anksčiau, kitiem vėliau ir pas mus viskas gaunasi. O pats kaip nepavargstat, iš kur pasisemėt energijos? Iš tų pačių žmonių. Iš tų pačių žmonių. Kiekviena repeticija, kai jie matau, kai susirenka visi, tai labai sunku yra po visos darbo dienos, po visos darbo savaitės ateiti arba dar šeštadienį, sekmadienį kažkur tai išvažiuoti, pakoncertuoti tikrai nėra lengva. Ir tie žmonės mane ir įkvepia. Žydrūnai, kaip jums atrodo, ko dar trūksta Marijampolės kultūrai, o gal kažko yra per daug? Nu, kartais trūksta, nieko netrūksta, kol šiai dienai atrodo netrūksta, bet jeigu žiūrint į ateitį, tai truputį neramina tai, kas toliau su kolektyvais dirbs. Nes ir yra draugų, kurie dirba kitose žanruose Lietuvoje ir liaudininkų, kur čia, kaip mano specialybė yra pabaigus, sakoma, kad nelabai kam mato dirbti ateityje. Aš turiu galvoj vadovus, nes nelabai kas domisi šitą sritimi, na, bet pagyvensim, pamatysim, gal atsiras kažkas tai kita. Tai ačiū Jums, Žydrūnai, šiandien už pokalbį, ačiū už mūsų krašto tradicijų puoselėjimą ir kaip visų šios laidos bendrakūrėjų noriu Jūsų paprašyti kažko palinkėti marijampoliečiams ir visiems mūsų laidos žiūrovams. Ko marijampoliečiams galima palinkėti? Marijampoliečiams galima palinkėti mylėti savo miestą, kuris yra tikrai gražus, yra labai patogus gyventi. Ir lankytis mūsų koncertuose. Aišku, mes turim puikius kultūros rūmus, kuriuose vyksta daug koncertų. Juos dažniau lankykimės ir džiaukimės mūsų buvimu, gyvenimu Marijampolėje. Ačiū Jums. Ir aš, laidos žiūrovai, Jums linkiu mylėti, puoselėti, gerbti savo krašto kultūrą ir kviečiu lankytis kultūriniuose renginiuose. Iki susitikimo kitą ketvirtadienį 18 val.